Esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien gavau iš ponios Dainoros klausimą, kuris aktualus visiems lietuviams, nes bulvių suvartojama be galo daug. Klausimas skamba taip, ar bulvės yra sveikas maistas? Girdėjau, kad jos užklijuoja žarnyną ir yra susijusios su nutukimo problemomis. Tai iš tikrųjų, poniai Dainorai ir visiems kitiems lietuviams noriu pasakyti, kad bulvė bulviai nelygu, jeigu mes turime šviežią bulvę ir jeigu mes turime stipriai perdirbtą bulvę, tai yra bulvių traškučius ar gruzdintas bulvytės, kuriuose gausu riebalų, druskos, taip pat susidariusių kancerogeninių medžiagų, tai yra akrilamidų. Pirmiausia, gaminant patiekalus iš bulvių, reikėtų atkreipti dėmesį, kaip jie ruošiami. Ar vartojate ne per daug druskos, ar nevartojate papildomų riebalų, gyvūninės kilmės produktų, kurie yra riebūs, taip pat įvairių padažų. Reikėtų gaminti iš bulvių sveikatai palankius patiekalus. Kokie jie yra? Tai iš tikrųjų rekomenduojama bulves kuo dažniau virti su lupyna, išsaugome ir bulvėse esančius vitaminus, kurie yra reikalingi mūsų organizmui. Taip pat bulves galima apdoroti kepant orkaitėje, bet būtina žiūrėti, kad nekepti aukštose temperatūrose ilgą laiką, kad jų neapskrudinti, neapdeginti, kad nesusidarytų kancerogeninės medžiagos akrilamidai, kurie susidaro įprastai krakmolinguose maisto produktuose. O bulvės, kaip žinote, turi apie 24% krakmolo savo sudėtyje. Tai iš tikrųjų bulvė kaip iš esmės yra sveikatai palanki, tačiau iš jos būtina gaminti sveikatai palankius patiekalus. Ir tarkim, kepant bulvių plokštainį, bent mano šeimoje vyras nevirškina tokio bulvių plokštainio, kurį pagamina senoliai, kuriam gamyboje naudojamas plikomas pienas, valgomas su riebia grietinė, o mano pagaminta bulvių plokštainį, į kurį aš dedu ne tik tai nepadaugindama druskos, bet nededu jokių spirgučių, neplikinu pieno ir iš tikrųjų šitą bulvių plokštainį papildomai naudoju dar ir kitas daržovės, tiek ir salierą, morkas, puikiai virškina vyras ir sako, vienintelis bulvinis patiekalas, kuris yra tarkių, bulvės naudojamos kaip tarkis, yra puikiai virškinamas. Ir iš tikrųjų pagrindinė problema, kuri yra, tai yra, kad bulvinius patiekalus mes dažniausiai valgome labai riebius, tai yra tie patys bulviniai blynai, kurie būna prisigėrę riebalų ir riebius padažus. Bet kitas svarbus dalykas, tai lietuvių suvartojamas didžiulis kiekis bulvių ir tai galimai bus susijęs su virškinimo trakto sutrikimais ir nutukimo problemomis. Reikėtų vartoti saikingai, nes kai mes vartojame bulvių savo mityboje labai daug, kitas daržovės pamirštame ir iš tikrųjų mažai vartojant kitų produktų mūsų mityba yra neįvairi. Tad įvairumas, saikingumas telydi jūs ir būkite sveiki ir laimingi.